pranešimą užrašo. Tai jinai paskaitys pranešimą, kuris pavadintas psichozėmis sergančių žmonių gyvenimo scenarijus. Sveiki, gyvi visi. Labai dėkoju, kad pakvietėte mane čia dalyvauti. Aš dėkoju ligoninės vadovui ir dar labiau dėkoju savo mėgiam kolegom, transakcijos analizės asociacijos nariams, tai Marinai, Zitai, Rolandui. Ir džiaugiuosi čia būdama. Marina prašė, kad papasakočiau kažką iš transakcinės analizės. Juolab, kad aš žinau, kad čia šitoje ligoninėje žmonės apie transakcinę analizę daug žino, gerai žino, tai aš manau, kad jūs ir padėsit man, kolegos, jeigu aš kažkas striksiu. Buvo prašyta paskaityti apie psichikos ligomis, tame tarpe psichozėmis sergančių žmonių gyvenimo scenarijų. Kasgi tai yra tas gyvenimo scenarijus? Pasaulinio garso amerikiečių psichiatras, socialinis psichiatras Erikas Bernas, sukūręs transakcinės analizės mokyklą, yra pastebėjęs, kad kiekvienas žmogus turi savo gyvenimo planą, kuris dėja daugeliu atveju yra neįsisąmonintas gyvenimo planas. Gyvenimo scenarius suteikia žmogui gyvenimo struktūrą. Tai yra padeda sustruktūruoti tokius du dalykus, kaip gyvenimo laiką ir gyvenimo erdvę. Labai dažnai žmonės kažkur iš šono kaltina psichoterapiją, sako, kad yra mokslas, nes tiesiog tokie išvedžiojimai, visokie gražūs ir taip toliau. Tai noriu parodyti, kad Erikas Bernas buvo labai didelis pranašas. Jis tuos dalykus rašė 20 amžiaus ir kūrė 20 amžiaus viduryje. O 20 amžiaus pabaigoje toks garsus belgų chemikas ir fizikas Ilja Prigoginas gavo Nobelio premiją fizikos srityje ir už darbą, kurio rezultatas buvo toks: įrodyti, kad gyvenimas yra chaotiškas, kad mes negyvename priežastinėme pasaulyje, kad aplinkui mus yra chaosas. Ir mes galime išgyventi, išlikti tame chaose tik tuo atveju, jeigu sugebame jį savo sustruktūruoti. Taigi, Erikas Bernas, kaip sakau, prieš pusę amžiaus pasakė, kad mūsų psichika be struktūros negali egzistuoti. Mums reikia struktūros. Ir tam, kad mes turėtumėm tą struktūrą, mes kūrėme gyvenimo scenarijų. Gyvenimo scenarijus toks gana gražus, poetiškas pavadinimas, tačiau jo esmė yra visiškai panaši į tą scenarijų, kurį turi kiekvienas režisierius, pradėdamas statyti spektaklį, kino filmą, ar nežinau, ten operą ar panašiai. Taigi, gyvenimo scenarijus yra kūriamas pirmaisiais 6 gyvenimo metais. Jis pradedamas kurti nuo 3 nėštumo mėnesio ir baigiamas galutinai formuoti 6 gyvenimo metais. Jame yra tame gyvenimo scenarijoje įspaudžiami esminiai sprendimai, kaip žmogus gyvens, koks bus jo gyvenimas ir kuo tas gyvenimas baigsis. Taigi, tame gyvenimo scenarijoje tarsi yra įrašoma, koks yra žmogaus požiūris į patį save, į kitus žmonės ir į pasaulį apskritai. Gali būti, kad žmogus kokioje nors konkrečioje situacijoje gali reaguoti labai spontaniškai, pagal situaciją. Tačiau iš esmės mes reaguojame pagal savo gyvenimo scenarijų ir esminius jame esančius įrašus. Taigi, dažnai mes norėtumėm, kad mūsų gyvenimo scenarijus būtų sėkmingas, laimingas, mus vedantis į didelius pinigus, į didelę sėkmę ir taip toliau. Deja, taip nenutinka mums ir kodėl galbūt suprasti trupučiuką vėliau. Taigi, kaip tas gyvenimo scenarijus susiformuoja? Kokie yra pagrindiniai veiksniai, kurie padeda vaikui iki 6 metų suformuoti tą gyvenimo planą arba tą gyvenimo struktūrą? Taigi, Erikas Bernas nurodo 5 faktorius. Tai vienas iš tų faktorių yra genetinis paveldimumas. Čia nieko nuostabaus, mes visi žinom, kad mūsų gyvenimui didelę įtaką daro genai. Ir pasitaiko tokiu atveju, kai genų įtaka yra pati didžiausia. Ir visi kiti faktoriai, kuriuos dar išvardinsiu, yra nebe tokie svarbus. Taigi mes kalbame apie kažkokias labai rimtas paveldimas ligas. Pavyzdžiui, gali būti ir psichozėmis sergantys žmonės, jeigu turi labai ryškų, stiprų genetinį paveldimumą. Antroji gyvenimo scenarijų lemianti priežastis tai yra tėvų programavimas. Tai yra tai, ką
tėvai nesąmoningai pabrėžiu, perduoda savo vaikams, ką yra gavę iš savo tėvų. Taigi jie nesąmoningai tarsi permeta į vaiką savo programas apie tai, ko jie yra patys išmokę, arba tai, ką mano, kad yra išmokę. Ir jeigu tėvai yra nesėkmingi žmonės, na, kaip vadinamieji transakciniai analizai nevykėliai, tai jie tokią pat programą permeta ir į savo vaikus, nesąmoningai permeta, pabrėžiant. Kodėl dabar vaikas priima tėvų primetamą programavimą? Erikas Bernas sako, kad yra 3 priežastys, dėl ko tai vaikas daro. Tai pirma, tėvų programos suteikia vaikui gyvenimo tikslą. Nes, kaip žinia, vaikai daugelį dalykų daro todėl, kad patiktų tėveliui ir mamytei, kad tėvelis ir mamytė juos mylėtų. Taigi viena priežastis yra įtikti, patikti tėvams. Kitas dalykas, tėvai tokiu būdu išmoko vaiką, kaip elgtis su vaiku. Ką daryti, kad tau nebūtų nuobodu, nes, kaip aš minėjau, mūsų psichika negali egzistuoti be struktūros, tai nuobodulys yra būtent tas dalykas, kas ardo struktūrą. Taigi, kad vaikas nesijaustų nuobodžiaujas, jisai kartoja tai, ką matė ir ką gavo iš savo tėvų. Ir trečia priežastis, kodėl tėvų programavimas yra paveikus vaikui, tai yra tas, kad vaikas sužino būdus, kaip gyventi šitam pasaulyje. Nežinot, galima išradinėti dviratį, bet manau, kad tai yra visiškai neefektyvu, jeigu mes tą dviratį kiekvienas nuo nulio vėl pradėtume išradinėti. Taigi, tėvų programavimas trumpai. Kitas veiksnys, kuris gyvenimo scenarijui daro įtaką, tai yra ankstesnių kartų poveikis. Ir tai labai įdomus klausimas, kuris dar mažai yra akcentuojamas apie tai, kokį programavimą mes gauname iš savo protėvių. Na, kartą per metus aš darau savo tokią atrakciją ir organizuoju seminarus būtent savo genealoginio medžio psichologinė prasme patyrinėjimui. Ir labai įdomus dalykas, su įvairia populiacija dirbant, kad Lietuvoje žmonės labai blogai apibrėžia savo senelius. Taigi netgi nežino savo senelių vardų, o juo labiau nežino, kas per žmonės tie seneliai buvo. Taigi suprantama, kad jie gauna kažkokį programavimą iš savo senelių, kurio net negali įsisąmoninti. Nes seneliai tai yra mūsų tėvų tėvai. Taigi tėvai nesąmoningai gavo tai, ką perdavė jiems seneliai. Seneliai yra gavę kažkokį nesąmoningą programavimą iš savo tėvų. Ir taip eina visa kartų grandinė. Ir gali būti, kad toje kartų grandinėje yra kažkokios priežastys, paslaptys, kurios mus atveda po to ir iki psichozinių susirgimų. Aišku, gyvenimo scenarijų įtaką gali daryti ir auklės, pedagogai, dėdės, tetos, kaimynai ir taip toliau. Tai yra žmonės, kurie supo vaiką tuo metu, kai jis auga. Kita vertus pabrėžia Erikas Bernas, kad mūsų patį nuostabiausią gyvenimo scenarijų, kurį mes esame sukūrę, gali paveikti force majeure. Tai yra karai, kažkokios stichinės nelaimės, o galbūt, reiškia, nelaimingi atsitikimai, sunkios ligos, kurios mums netikėtai, nelauktai tarsi pasipainioja kelyje. Ir tuomet, reiškia, tas mūsų gyvenimo scenarijus iš sėkmingo gali būti paverstas niekuo arba paverstas nuliu. Tačiau vėlgi pabrėžia, Erikas Bernas buvo didysis optimistas, kad nepaisant to, kas mūsų ištinka, mes vis tiek galime rinktis, kaip mes į tai galime reaguoti. Ir tai, ką mes pasirinksime, taip pat priklauso nuo esminių, pamatinių nuostatų, į kurias yra orientuotas mūsų gyvenimo scenarijus. Taigi, gyvenimo scenarijus kertiniai asmenys tai yra pamatinės nuostatos. Kaip aš minėjau, tėvų programavimas, senelių programavimas, tai yra nuostatos, kurias mums perduoda autoritetai. Ir tų nuostatų sąrašą aš pateikiu ten pridėsiu, dabar jų nevardysiu. Garsi amerikiečių pora Mary ir Robertas Gouldingai, jų yra išskyrę 12 ir tas 12 nuostatų transakcinės analizės specialistai visada turi galvoje. Tik tai pabrėšiu vieną dalyką, kad viena iš pagrindinių nuostatų, kuri labai ryškiai gali lemti psichozinio paciento gyvenimą, tai yra nuostata, pati baisiausia, pati letališkiausia nuostata, tai yra nebūk, neegzistuok.
Tai ta nuostata, dėkui, ta nuostata vaikas gauna, ją gali gauti prenataliniu laikotarpiu, kuomet mama su tėčiu arba viena svarsto čia tą vaiką abortuoti, ar ne, leisti jam gyventi, ar ne. Arba vaikas gimsta šeimoje, kurioje kažkokios perturbacijos, arba vaiko mama pagimdžiusi miršta, arba vaiko mama pagimdžiusi patiria pogimdyvinę depresiją, arba jis tiesiog kažkoks yra kliuvinys ir jis yra mažai liečiamas, mažai su juo yra bendraujama. Ir aišku, viena priežasčių yra, kurią vaikas gauna nebūk, jeigu vaikas yra permetamas į kokius nors globos namus, o kaip žinia, iki tų globos namų dar būna visoks kelias, kai jis ten mėtomas po visokius ligoninės skyrius ir įvairių ligoninių skyrius. Taigi tas pradinis gyvenimo etapas pasąmoniniu būdu suteikia labai svarbią informaciją, kuri po to jau tampa pamatu. Tai yra nebūk, manęs šitam pasaulyje nereikia. Ir žiūrėsim, kaip tada žmogus kuria savo gyvenimo scenarijų, remdamasi nuostatą, kad manęs čia neturėtų būti. Dabar Eriko Berno mokinys, kitas labai garsus ir labai šaunus dėdžiukas, kaip pasakyčiau, kurį teko laimę kartą gyvenime sutikti, tai Klodas Štaineris, parašęs tikrai nuostabių knygų. Ir manau, kad neužilgo Vagos leidykla išleis vieną iš jo knygų, labai stiprią knygą Kita galios pusė. O šiaip parašęs tokį pasaulinį bestsellerį Klodas Štaineris scenarijai, pagal kuriuos gyvena žmonės. Tai štai Klodas Štaineris sako, kad kai kurie gyvenimo scenarijai yra labai žalingi. Paminėsiu, tai yra 3 grupės tų scenarijų. Tai vienas yra be meilės, kitas yra be džiaugsmo ir trečiasis yra be proto. Taigi, tas scenarius be proto, jeigu pastebi transakcinė analizė, operuoja tokiamis žaviomis sąvokomis. Ir kartais žmonės, kurie nelabai sugeba atskirti tą vadinamą popsą nuo mokslinių dalykų, šiek tiek susipainioja. Yra transakcinė analizė buvę tokių kuriozų. Tačiau reikėtų visą tai žiūrėti labai rimtai, nes transakcinė analizė yra labai svarbu žodis ir kas tuo žodžiu pasakoma. Taigi taip reikėtų suprasti tiesiai. Gyvenimas be proto. Klodas Štaineris sako, kad psichozinis scenarijus be proto yra pats tragiškiausias iš scenarijų. Ir kaip ir visi tie tragiški scenarijai labai ryškiai priklauso nuo destruktyvių tėvų draudimų, kuriuos jie davė savo atžalai ir nuo įgimtos vaiko energijos lygio. Taigi, cituoju dabar, kuo vaiko įgimta energija didesnė ir kuo mažiau sveikos tėvų asmenybės, tuo tie tėvai vaikui perša griežtesnius draudimus ir su vis labiau didesnė jėga. Suprantama, ne? Tėvai nesusitvarko su labai energingu vaiku ir tada bando jį jėgą užspausti. Taigi, Klodas Štaineris sako, vieniem tėvam pavyksta vaiką užspausti 90%, kitiem 50%, tretiem 10%, priklausomai kiek tas vaikas turėjo jėgos atsispirti. Taigi, kuo yra ypatingas psichozinių pacientų, kitaip tariant, gyvenimo scenarijus be proto? Klodas Štaineris sako, yra 2 dalykai. Tai vienas dalykas, kad asmeniui draudžiama įsisąmoninti tikrovę, mąstyti apie tikrovę ir daryti išvadas. Ir antras dalykas, kad tas asmuo, tai mažas vaikas, patiria nuolatinį intuicijos, emocijų ir jo racionalumo nuvertinimą. Taigi dabar pabandykim pažiūrėti paprastai, kaip tai yra. Intuicijos nuvertinimas, kas tai yra. Intuicija yra viena iš psichikos dalių. Dar ne taip seniai, kad intuicija praktiškai buvo nekalbama, tai buvo tokiam bobučių pasapaliojimam priskiriama, dabar psichologijos nuostatas savo, tai yra labai svarbi psichikos dalis ir atrasta jos veikimo sfera. Tai štai intuicijos pagalba mes kaupiame taip tą vadinamąją išmintį, intuicijos pagalba mes galime elgtis spontaniškai, mums nereikia kiekvieną kartą sustojus ten ilgai galvoti, čia iš A seka B, o iš B seka C, mes galime daryti tokius greitus labai sprendimus. Taigi,
intuicijos pagalba mes gauname labai svarbią informaciją apie gyvenimą. Tačiau, jeigu vaikas patiria nuolatinį jį supančių autoritetų, tai yra ten tėvai, seneliai ir panašiai savo intuicijos nuvertinimą, jis patiria labai stiprų mentalinį stresą. Ir tokioje situacijoje jis gali priimti vieną iš 3 sprendimų. Ir dabar aš paklausykit, labai aiškiai suprasime, kaip ateinama į psichozę. Vienas sprendimų gali būti iš vis nustoti reaguoti į savo intuiciją. Taigi, jeigu aš nebereaguoju tai, ką sako mano intuicija, aš nebegaunu informacijos apie pasaulį. Ir gali būti, kad aš patenku į situaciją, aš nepagaunu, kas čia vyksta. Ir todėl aš elgiuosi kvailai ir atrodau neadekvatus. Tai jeigu aš neigiu savo intuiciją. Antras dalykas, kuris yra susijęs su intuicijos nuvertinimu, tai aš galiu nustoti reaguoti į tą asmenį, kuris man draudžia kliauti savo intuiciją. Tai jeigu aš nebereaguoju į tą asmenį, tai tuomet aš tampu to asmens atžvilgiu įtarus. Kodėl aš čia taip su manim, ko jis iš manęs nori ir taip toliau. Ir trečias kelias, kai yra nuvertinama intuicija, tai yra pabandyti suderinti abu tuos dalykus. O turbūt jau čia dabar kalba eina. Aš reaguoju savo intuiciją ir tuo pat metu į ją nereaguoju, nes man draudžia. Tai jeigu aš šitaip elgiuosi, mano galvoje yra absoliuti sumaištis. Aš nesuprantu, kas vyksta. Aš jaučiu ir kartu ne, aš to nejaučiu. Taigi, aš iškart kalbėsiu ir apie vaistą, kurį sako Klodas Štaineris, mes galime taikyti. Aišku, Klodas Štaineris nieko prieš medikamentus, bet sako, vien tik medikamentais mes psichozinio paciento niekada neprikelsime gyvenimui. Kaip čia jau minėjo kolegos prieš tai kalbėjo, yra labai svarbus ryšys, labai svarbus žmogaus buvimas šalia kito žmogaus, tai būtų sergančio. Taigi geriausias vaistas tai yra žmogaus intuicijos pripažinimas, leidimas ją remtis ir skatinimas ją kliautis. Tai, ką tu jauti, yra gerai. Transakcinė analizė taip ir sako, yra gerai. Taigi vaistas, paskui trupučiuką apie tų vaistų daugiau įstosime. Dabar antras dalykas, kuris gimdo gyvenimo scenarijų be proto, tai yra mąstymo nuvertinimas. Turbūt teko matyti arba girdėti žmonės pasakojant. Ypatingai aš pastebiu šitą reiškinį Lietuvoje, kai kalbuosi su vyrais, klientais. Kažkodėl vyrai labai yra nemažai patyrę tokio dalyko, kaip nuvertinimo. Nelystų čia su savo kvailom mintim, su savo kvailom išvadom, eik tu kvailelį maždaug, taip sako tėvai. Taigi, natūralu, kad vaikas daro išvadas remdamasi savo vaikišką patirtimį, savo vaikiškų suopračio. Jis turi faktų tiek, kiek turi. Ir tos išvados yra visiškai dėsninga tų faktų pasekmė. Tačiau, tėvai dėl kažkokių savo vidinių savybių nori pademonstruoti savo galingumą vaikui. Ir, kaip sako Klodas Štaineris, dažniausiai vaiko mąstymą nuvertina tie tėvai, kurių pačių santykis su tikrovės priėmimu yra gana problemiškas. Ir, kaip sako, reikia pasižiūrėti, kas vyksta tokiuose šeimose. Paprastai, tokiuose šeimose yra labai nuvertinamas racionalumas. Ir kuomet kažkur šeimoje atsiranda problema, tai ten toks lakstymas būna kaip vištos be galvos. Ten vienos emocijos, ten pykstama, rėkiama, verkiama, draskomasi, bet nesprendžiama problema. Taigi, tuose šeimose žmonės eskaluoja emocijas, tačiau neieško racionalaus sprendimo. Ir tai yra vėlgi pasąmoninis signalas vaikui, kad tai turi būti. Ta prasme, situacijas reikia spręsti per emocijas. Šitoje srityje yra labai daug dirbę transakcinės analizės asai, guru, Jackie ir Aaronas Schiffai. Jų darbą, tarp kitko, bandė kartoti daug kitų kolegų, nepavyko. Šita pora praktiškai pašventė savo gyvenimą psichoziniam ligoniam. Kaip sakoma, jie įvaikindavo tuos ligonius. Aš nekalbu apie mažus vaikus, tai buvo suaugę žmonės. Juos įvaikindavo ir tokiu pagreitintų būdu pravesdavo jų augimą. Taigi regresindavo pacientus iki pat ankstyvųjų gyvenimo dienų
Ir tekdavo suaugusiems žmonėmis su šliaužtinukais pašliaužyti, ir sauskelnes panešioti, ir tėvų draudimų patirti. Ir turėjo šita pora, čikų pora, turėjo fantastiškų rezultatų. Ir ne tik, kad jie ten aprašė konferencijose paskaitę, nemažai jų buvusių pacientų kabutėse po to tapo garsiais psichiatrais. Nu, ačiū Dievui, ne Lietuvoj. Gal ne ačiū Dievui? Taigi, šifai tvirtina tokį dalyką, kad jeigu yra blokuojamas vaiko mąstymas, tai tuomet jo elgesys seka tokiom schemom, kad probleminėje situacijoje žmogus gali elgtis dvejopai. Sako žmogus, šitos problemos aš išspręsti negaliu. Aš matau problemą, bet ne, aš išspręsti negaliu. Taigi toks žmogus patiria nemalonumą ir nieko nedaro, nes kalbam apie pasyvų žmogų. Tačiau toks problemų sprendimo būdas dar nepatenka į psichozinių pacientų registrą. Psichozinis pacientas sako, čia nėra išvis jokios problemos. Aš galiu įkišti pirštą į ugnį, mano pirštas dega, bet aš nejaučiu. Taigi toks žmogus nuvertina problemos sprendimą ir mąstymo galimybės. Kaip reaguoja sveikas žmogus? Sako, čia yra problema ir aš ją spręsiu ir išspręsiu. Net jeigu man reikės pagalbos, aš galiu jos paprašyti kažkieno kito. Tai yra sveiko žmogaus elgesys. Taigi, kai nuvertinamas yra vaiko mąstymas, vaiko galimybės, vaikas jaučiasi kvailas, negali apsispręsti, ką jam daryti sudėtingose situacijose. Ir aš manau, jūs nekartą girdėjote iš savo pacientų ir vėl sako, na, lyg kas man užblokuotų galvą. Taigi, jeigu galva užblokuota, sprendimo priimti negaliu, elgiuosi pasyviai, laukiu, kad mane kažkas pavedės už rankos, kažką man padarys, man padės ir taip toliau. Taigi, koks yra vaistas, kai mes susiduriame su paciento mąstymo nuvertinimu? Klodas Steineris sako, skatinti žmogų mąstyti, daryti išvadas ir jas patikrinti savo elgesį. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Skatinti žmogų drįsti, nebijoti klaidų. Ir tik Lietuvoje kultūrinis scenarijus yra, jeigu jau ką nors pradėjai, tai daryk tik tai 10-ukui. Pageidavome 10-ukui su pliusu. Jeigu negali 10-ukui, tai net nedaryk. O iš tikrųjų, klaidos tai yra patirties šaltinis. Kaip sakė kitas labai garsus gestalt terapijos specialistas Fricas Persas, draugė, nebijok klaidų. Klaidos yra gyvenimo mokytojai. Tai yra būdas kažką daryti kitaip. Taigi, iš tikrųjų, labai svarbu psichozinius pacientus skatinti būtent mąstyti, daryti išvadas, jas patikrinti, net jeigu suklys, bandyti dar kartą. Taigi, trečias dalykas, kuris yra lemiamas veiksnys gyvenimo scenarijų be proto, tai yra emocijų nuvertinimas. Turbūt prisimename, kai kalbame apie intelektą, intelektas yra, dabar jau psichologijos mokslas žino, tai yra dviejų sudėtinių dalių darinys. Tai yra emocinis intelektas plus racionalusis intelektas. Ir emocinis intelektas yra be galo svarbus, nes emocinis intelektas duoda kryptį racionaliajam intelektui. Kuomet mes susidurėme su emocinėmis problemomis, pavyzdžiui, emocijų užslopinimu, mes tada matome ir ką, žmogus negali mąstyti, nes nėra tos krypties. Taigi, kai mes kalbam apie emocijų nuvertinimą, taigi paprastai jos emocinis nuvertinimas eina kartu su mąstymo nuvertinimu. Tokiose šeimose, kuriuose yra nuvertinamos emocijos, yra draudžiama pykti, bijoti, liūdėti ir taip toliau. Tarsi šitie jausmai paskelbiami tabu. Taigi vėlgi suprantama, jeigu draudžiama jausti, tai negauni kažko labai svarbaus iš pasaulio ir labai svarbaus iš savo vidaus. Ir, kaip žinia, emocijos yra svarbiausia bendravimo priemonė. Jeigu tu nieko nejauti, nei kitam žmogui, nei savo, tu negali bendrauti, nėra ryšio. Garsus psichiatras, škotų psichiatras Ronaldas Flengas, šiandien jau minėtas,
tvirtina, kad emocijų draudimas paverčia žmogų proto invalidu. Taigi, kai emocija yra nuvertinama, žmogaus viduje įvyksta skilimas. Ir tas skilimas, jo užduotis, tikslas, yra nebejausti kažkokios uždraustosios dalies. Tačiau ta uždraustoja emocija, pavyzdžiui, aš bijau, man neleidžiama bijoti. Aš savo uždraudžiu bijoti, ta emocija atskyla, bet jinai niekur nepranyksta, jinai lieka mano viduje. Tik tai aš tarsi, kabutėse rodau, nebejaučiu jos. Neišreikšta emocija yra susijusi su mano energija. Ta energija kaupiasi, emocijos kaupiasi ir kartkartėmis tos emocijos, kai aš nebesuvaldau jų, išsiveržia į paviršių. Ir išsiveržti galima įvairiausiamis emocinėmis iškrovomis, kai žmogus, psichozinis pacientas, ten daužosi, trankosi namuose ir panašiai. Gali išsiveržti kaip fizinis kūno simptomas arba elgesys, dažniausiai pasitaikantis sveikiems žmonėms, kurie miego metu griežia dantimis ir tarp kitko nemažai klientų pas mane atkeliauja nukreipti stomatologų. Sako, eikit jūs tų dantų gydyti pas psichoterapeutą. Taigi, Klodas Štaineris sako, kai yra nuvertinamos emocijos, yra 3 opcijos, kurias mes galime pasirinkti ir kurias renkasi vaikas. Tai viena opcija yra ignoruoti savo emocijas ir elgtis, lyg jų nebūtų. Ir tokiu būdu žmogus labai greitai susvetimėja su savo emocijomis. Mes kalbam, pavyzdžiui, dažniausiai apie tokius šaltus, neemocionalius vyrus, nes taip jie yra auklėjami. Kita opcija tai yra jausti ir reikšti savo emocijas, nepaisant jokių draudimų, ir tas emocijas eskaluoti. Dažniausiai taip yra mokomos elgtis moteris. Tokios racionalios, emocionalios ir taip toliau. Ir trečioji opcija tai yra jausti ir nejausti vienu tuo pačiu metu. Jaučiu baimę ir nejaučiu baimės. Taigi tokiu atveju vėlgi kyla labai didžiulė vidinė sumaištis. Ir toks asmuo patiria stiprų nerimą ir nuotaika jo būna labai permaininga. Apie ką mes ir kalbame, kalbėdami apie psichozinius pacientus. Ir geriausias vaistas, kaip sako Klodas Štaineris, skatinti asmenį jausti jausmus, įsisąmoninti juos ir juos išreikšti. Dabar trupučiuką dar keletą žodžių apie tai, kaip tas beproto scenarijus susiformuoja. Psichozėmis sergančių žmonių gyvenimo scenarijų įtakos turi tai, kad jie augo ir vystėsi iškreiptos tikrovės, iškreiptų veidrodžių karalystėje, kur viešpatavo melas. Kaip sako Klodas Štaineris, paprastai tokių pacientų tėvai jautėsi patys neadekvatus tikroviai, kur juos supo, ir tai nuo vaiko slėpė. Tai yra pasaka, prisimenat pasaką apie karalių naujais drabužiais. Kai mažas vaikas sako, kad karalius nuogas, o visi sako, tylėk, karalius naujais gražiais drabužiais apsivilkė. Taigi, čia kalbama apie visokias paslaptis. Tarp kitko, kaip aš minėjau apie tą genealoginio medžio, apie perdavimą iš kartų, senelių, protėvių kartų, kokią mes informaciją ir programavimą gaunam, tai tenai mes gaunam ir paslaptis. Trupučiuką tokio asmeninės patirties. Prieš kiek tai metų buvau transakcinės analizės Britanijos suvažiavimai, ten tokie didžiuliai, puošnus, labai turiningi renginiai. Ir užsirašiau į vieną tokią darbo grupę, kuri kažką ten dirbo su paslaptim. Oi, galvoju, kaip įdomu, pasižiūrėsiu. Veiksmas vyksta, visi dalyvauja, visi apie paslaptis kalbu, aš sėdžiu ir galvoju, kokie nesveiki tie Britai, kažkokios paslaptis jų šeimose, pas mus tai lietuviškose šeimose jokių paslapčių nėra. Kai dabar aš jau suprantu tos dalykus, kad aišku, ten ne apie užkastus lobius ar kokius nors vaiduoklius kalba ėjo, bet paslaptis tai yra tie dalykai, kurie buvo nutylimi. Apie išprotėjusių dėdę, apie kalėjime pabuvojusią mamą, apie incesto atvejį šeimoje, ar apie dar kažkokius dalykus, kurie, tarsi, jeigu apie juos nekalbėsi, jų nematysi, tarsi jų nėra. Tai štai šitos paslaptys neša labai didžiulį emocinį, tokį energetinį krūvį, kuris iš kartos į kartą yra perduodamas. Ir kas baisiausia, pavyzdžiui, jeigu buvo nutylima tokia paslaptis senelių šeimoje, tai dabar jau mes, praėję tėvų tą kartą, mes gaunam dalyką, kurį nešamės ir nesuprantam, kas mus lemia, kažkas mums taip negera, kažkas mumise taip ten vyksta, bet mes nežinome kas, nes tėvai mums neįvardina. Tai toks.
Dabar koks yra melas, būdingas psichozėmis sergančių ligonių šeimoms? Vienas iš tokių melų pavyzdžių tai gali būti, kad tu negali matyti savo tėvų tokiais, kokie jie yra iš tikrųjų. Pavyzdžiui, agresyvūs, depresiški, alkoholikai ar dar panašiai. Antras melas tai gali būti, kad tu negali apie tai niekam net užsiminti. Kentėk, sėdėk ten tyliai suspaudęs ir kentėk. Trečias melas tai yra dažnai šeima spaudžia savo atžalą, nenešk šiukšlių iš šeimos, nenešk šiukšlių iš namų. Taigi tu sėdi, matai, kad ten kažkas baisaus vyksta, kenti, bet sėdėk. Ir ketvirtas dalykas, kad tu išvis negali kalbėti apie save. Niekam niekada nepasakok apie save. Ir labai dažnai, kai dirbame su psichoziniais pacientais, pastebim, kaip yra sunku iš jų ištraukti kažkokius išgyvenimus, kuriuos jie turėjo. Jie tiesiog saugo užrakinę 9 spynomis. Ir tai yra vėlgi dėl to melo, kurio apsuptyje jie gyvena. Taigi, jeigu toks melas yra patiriamas ankstyvoje vaikystėje, taip yra uždaromas vaikui kelias į pasaulį, vaikas tampa uždaras, sutrikęs, nesugebantis suprasti, kas iš tikrųjų vyksta, koks yra tikrasis pasaulis, ar tai, ką jis mato, jaučia, išgyvena, yra gerai ar yra blogai, taigi visiška sumaištis. Ir tam, kad išliktų ta uždara sistema tokia, ir tarnauja tas melas, kai yra sakoma, kad ten pasaulis yra blogas, čia yra gerai. Net jeigu tau yra blogai, čia yra vis tiek geriau negu ten tame pasaulyje. O kadangi vaikai, kaip žinia, yra labai patiklus, jie neturi kažkokios didesnės patirties, kurią galėtų lyginti su patirtimi šeimoje, todėl jie tai visą priima, na, taip tariant, už gryną pinigą. Tačiau, kaip sako Klodas Štaineris, jeigu vis tik tai vaikas drįsta šiek tiek suabejoti tėvų teigiamų tuo melu ir paslaptimis, tai sukelia dar didesnį neadekvatumą ir dar didesnį beprotybės pojūtį. Todėl, pavyzdžiui, dirbant kartais su psichoziniais ligoniais, reikia labai atsargiai tą tikrovės jausmą jiems grąžinti, nes tai gali būti toks didelis kontrastas, kurį tu staiga pamatai tarp to, kaip tu buvai, gyvenai, ir tarp to, kai staiga išvysti, kad tai gali būti vėl nauja priežastis šokti į psichozę. Dabar kokie yra beprotybės priešnuodžiai, kuriuos privalo naudoti kiekvienas, kuris, dirba sveikatos apsaugos srityje. Jų yra 3. Vienas iš tų priešnuodžių tai yra įsisąmoninimas. Ir šitas žodis, šita sąvoka keliauja iš vienos į kitą psichoterapinių mokyklų. Tai yra viena iš pagrindinių sąvokų gestalt terapijoje, tai viena iš pagrindinių sąvokų transakcinėje analizėje. Įsisąmoninimas yra susijęs su viskuo, ką mes jaučiame, išgyvename savo viduje. Ir kaip sakė Erikas Bernas, kurį aš pradžioje minėjau, psichozėmis sergantis pacientai turi labai daug ką įsisąmoninti. Jie girdi balsus, jie turi įvairiausias haliucinacijas ir iliuzijas. Ir pabrėžiu tokį dalyką, kad psichozėmis sergančių girdimi balsai tai yra jų tėvų balsai, kuriuos jiems buvo uždrausta girdėti ir į juos reaguoti. Ir kartu sako, bet juk kiekvienas žmogus, sveikas žmogus, gali girdėti savo vidinius monologus. Ar ne? Mes svarstome, pirkti šitą daiktą ar nepirkti, taigi mes tą darome galvoje. Psichoziniams pacientams, žmonėms su gyvenimo scenarijum be proto, tie dalykai yra uždrausti. Na, tavo galva arba turi būti visiškai švari, arba jau tai, kas yra, tai yra blogai. Ir kaip sako Erikas Bernas, svarbu leisti pacientam klausytis balsų savo galvoje ir spręsti, ar sekti tų balsų nurodymais ar ne. Tokiu būdu žmogus įgyja pasirinkimo laisvę. Ir tokiu būdu išsivaduoja iš tos negatyvios tėvų kontrolės arba negatyvaus tėvų programavimo ir tampa vis labiau savarankiškesnis. Taigi, kalbėti apie tai, ką girdi, matai, užuodi ir rinktis, ar tau tai tinka ar ne. Antras, sakykime, būdas, priešnuodis, kaip aš išrašiau, priešnuodis prieš beproto scenarijų, tai yra patvirtinimas. Medikai turėtų žmogui leisti mąstyti taip, kaip jis mąsto, jausti taip, kaip jis jaučia, pajusti, nutuokti, nujausti, apie intuiciją kalbant, taip, kaip jis nujaučia. Ir iš tikrųjų tai
toks leidimas leidžia man jausti, kad mano gyvenimas yra ok. Tai yra viena iš kertinių transakcinės analizės sąvokų. Visi žmonės yra ok. Ir trečiasis priešnuodis tai yra žmogiškoji parama ir atjauta. Ir, kaip sako visi transakcinės analizės grandai, jeigu mes nenuvertiname kito žmogaus, jeigu mes neduodame jam draudimų, o skatiname jį ir leidžiame, mes vis geriau išvystome savo sugebėjimus. Noriu pabrėžti, kad pabaigai, kad leidimai tai nereiškia, kad nori šokti per langą šok. Leidimas gali būti tiek pozityvus, tiek negatyvus. Pozityvus leidimas gali būti, kad nori kažkur nueiti, o negatyvus leidimas tai būtų, jeigu nenori galvoti, kad tai negalvok. Taigi, štai tie du kertiniai dalykai. Tai ir viskas. Ačiū. Atsiprašau, čia ne viskas, čia pradžia. И пригąsdinot. Nu, kunigas dirbs šiandien. Norėčiau vieną pastebėjimą. Man labai neaiškai nuskambėjo žodis beprotis. Beproto. Ne, beproto. Beproto. Labai dažnai skambėjo žodis beprotis. Scenarijus beproto taip, bet beprotis. Kas tai yra? Aš negirdėjau. Ir aš girdėjau. Beprotų tai taip. Scenarijus beproto, bet labai dažnai skambėjo žodis beprotis. Aš labai, kolegos, atsiprašau, čia reikėtų dabar pradėti diskusijas, gal Ne, nereikia. pradėkim tą dalyką irgi palikim diskusijų laikui, nes... Pasiruošim. Ir gyvo grįžpanėti šiandien išeit. Matot, kaip keistai, kiekvienam keistai ir girdisi ir klausosi atrodo. Aš, pavyzdžiui, šiuo metu įvertinau savo du iškeltus iššūkius. Tokius, tam momentui, ką dabar pasakysiu. Vienas buvo, kad į mūsų bendruomenę atvažiuotų daktaras Alekseičikas su pranešimu, tai visi girdėjom įvyko. Antras dalykas, labai sekdamas gerbiamos Aušros pasisakymus spaudoj, labai daug žinau giminių ir pažįstamų žmonių, kurie įsikerpa visus jos straipsnius laikraščiuose, juos sega atitinkamus sektuvus, juos laiko pasižiūri. Norėjau išvysti šitą kolegę, kuri tikrai apie ją daug girdėjau, kuri taip gražiai pradėjo pranešimą savo krypties, savo psichoterapiniai krypčiai garbių tokių išreiškimų. Ir va, visiškai negirdėjau, ką čia kolegė iš Klaipėdos pastebėjo dėl to. Nu, visai tiesiog, kaip čia matot, toks. Nors klausiau, momentais net speikiau ausyse šitiek klausiau. Va. Mėly kolegos,